Žinoma, kad vaikai kaltina save už bet ką, kas negero įvyksta šeimoje. Jie patys tiesiog save kaltina. Tai jeigu šeimoje ten įvyksta kažkokių tai dalykų, kurie, tarkim, nepatenkina jų poreikio, arba kažkokiu būdu jie pasijunta atstumti, arba ten tėvai susibarė, ar kažką labai stipriai, ar ten jau jie skiriasi, vaikai iškart save už tai kaltina. Ir tada užsisuka toks mechanizmas, kad aš kaltas ir aš turiu kažką daryti, kad šeimoje pasidarytų geriau. Ir čia yra pavyzdys, kaip išsiugdo toks perdėtas empatiškumas. Čia vadinasi angliškai anxious attachment, tai lietuviškai būtų nerimastingas prieraišumo tipas. Toks, kai tu labai stengiasi užbėgti įvykiams už akių, labai tik iš vieno žvilgsnio į žmogų tu jau gali nuskaityti jo emocinę būseną. Nes nuo to priklausė, ar jeigu aš atitinkamai nuskaitysiu tėvo arba mamos emocinę būseną, tai tada gausiu tai, ko man reikia. Arba meilės, arba dėmesio, arba gal net maisto kartais, jeigu tai yra, žiūrint, kokioje šeimoje gyvena.